Nu va, labas vakaras, pabiškio renkasi. Sveikas Vitalikai, kunigaikštis. Na ką, šiandien pabandysim pašnekėti apie Method Feederį. Gal dar truputėlį palaukim žmonių daugiau. Pradėsim galbūt nuo naudojimų kabliukų, sistemėlių, šėryklų įvairovę galima aptarti. Atsakysiu į įvairius klausimus. Arnai, prašom už pašarus, nedėkok. Tikiuosi, kad suveiks. Sveikas, Dariuk. Labas, Rūtelė. O, ačiū visiems už dovanas. Žmonių kaip ir sveikas Kostai, bendradarbių labas. Ansukelis, šaunu. Šiandien iš darbo, nei šiokių žuklių. Iš mano sandėlio po trupučio gavosi kaip ir parduotuvėlė tokia. Galiu jums parodyti šiandien, ką galvoju aptarti, kokias temas. Taip, paverčiam kamerą. Taigi, turime visą stalą, tai yra jau surišti pavadėliai, įvairūs kabliukai, pavadėliai su pintų plauku, kuriuos pats rišuosi, įvairios dalys, įvairūs moldai. Chronometras neatsiejamas žūklėje metodo, žirklės, šeriminė šeryklo, šok lyderiai, įvairūs tipai šeriklėlių, valai mano naudojami, pavadėlinės, ritelės keletas, kaip tvarkingai transportuoti boiliukus. Taigi čia turime įvairių boiliukų, apie kuriuos bus galima pašnekėti. Kibirėlis vandeniui neatsiejama dalis, plūdė graibšto kotui, dėžutė peletėms, įvairūs indeliai. Ir čia bus, laukit truputėlį, čia bus mano naudojamos meškerės Method Feederį žūklėje. Jos visos yra skirtingos. Nėra, kad dubliuotų, išskyrus yra 2 granhamai ir tai vienas iš jų perdarytas. Taigi aptarsime, manau, nemažai. 2 graibšto kotai, vienas dideliem karpiam, kitas mačinis, karosam, karšiam, kietesnis, kad būtų lengviau dirbti su juo. Na ir žinoma, matavimo kuoliukai. Taigi, lauksiu klausimų. Nuo ko pradedame? Taip, apsukam kamerą. Kiek už viską noriu, čia yra mano sukaupti daiktai. Aš jų tikrai neparduosiu. Kaip juos įsigyti, galiu patarti. Patarti apie valus, apie naudojamus kabliukus galima. Pradedam nuo svarbiausio. Mano metodo. Labas, Jolita. Taigi, pradedam galbūt kiek spiningas. Šį vakarą apie spiningus nekalbėsim. Pakalbėsim apie dugninės meškerės, kuo jos skiriasi. Apie valų skirtumus, šėryklėlių skirtumus, apie spiningus paliksim transliaciją kitam kartui. O spiningų yra įvairių, nuo 30 eurų iki tikrai daug, iki 400. Labas, Andrutė, linkėjimai ir tau. Kaip aš apie metodą, Kostai, sužinojau? Apie metodą sužinojau turbūt seniau nei to apie žūklę. Metodo pradžia buvo
pačios pirmos varžybos, kuriuose dalyvau, tai turbūt buvo 2.11 berods. Tuojaus gal net ženkliuką čia turiu. Ne 2.11, 2.17. Nes štai šis ženkliukas tai yra pačios pirmos metodo varžybos, kurios vyko Lietuvoje, Punioje, kuriuose pavyko sudalyvauti. Lietuvos čempionate gaudau 4 berods metai. Tai esu vieną kartą gaudęs Pietų Afrikoje, kai rinktinės narys. 2 metus esu buvęs rinktinės treneriu. Na, šiek tiek vis tiek supratimas yra apie tą žūklę, metodas nėra, kad labai toli nuo fiderio. Čia ir jaukinimo taktikos, ir metimai, įvairios strategijos, tikslios sistemėlės dalys, didelės žuvies jautrumas. Jautrumą įtakoja labai daug faktorių, permetimo tempas, kaip tie punios karpiukai. Žiūrint apie kurį tvenkinį klausi, ar ten, kur mažiukai ir dabar metodui tvenkinys yra sukurtas, ar tie didieji. Visi fideristai ant senatvės pereina. Sunku. Ne, su fideriu dar gaudau. Labą. Su fideriu dar gaudau, tikrai gaudau, bet gaudau savo malonumui. Kai pas mus čia Dzūkijoje pradeda imti karštis, padarau labai daug žuklių, po 3-4 žuklės į savaitę. Tai dar gal ne visai pensininkas. Plius metodas tikrai nėra ta žuklė, kurioje sėdi ir nieko neveikia. Dažni permetimai, tolimi metimai, kuriems tikrai reikia pasiruošti. Labas, Renatai. Tolimas metimas 100-130 metrų. Atrodo, su pintų valu tai nėra toks ir tolimas, bet kaip naudoji mono valą 0,28 storio, ko reikalauna kintų karpleikas, ta 100 metrų jau nėra mažas atstumas. Lietuvoje nėra tiek daug žmonių, kad ten mėgtų 150, jų turbūt ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti. Ir tai dar ta 150, neaišku tikslingai atmatavus, kiek gautųsi. Čia Vilnius susirink. Šlika 180. Ne, paskutinį kartą neišmetė, tai lygtais baigė karjerą. Taigi, gal truputėlį apie kabliukus ir kabliukų įvairovę. Tai patys populiariausi kabliukai, tai yra turbūt kaip ir pas daugelį metodistų, yra Guru QM1 kabliukai. Jie būna supakuoti tokiose dėžutėse. Įvairūs dydžiai, tos dėžutės viena su kita puikiai susijungia. Štai taip. Paprasta įsidėti į dėžę, galima juos pirkti surištus, kaip čia va yra pritaikyti kukurūzams naudoti, daugiau duonai. Yra su gumytėm, kurie yra skirti dzikam, gyvam, galima dėti peletę ant tos gumytės puikiai. Aš kabliukus pagrindė rišuosi pats, modelių labai daug esu išbandęs. Pas mus Lietuvoje turbūt nėra populiarūs, bet tikrai yra pora neblogų modelių, tai yra Corum firmos. Šie kabliai, jie yra storesnio metalo, su jais gaudau didelius karpius arba žuvį, kur yra daug kliuvinių. Traukiant stipriai nuo kliuvinių žuvį, plonas kablys pjauna jiems kaip čia lūpą, su storu kabliu gaudant sumažėja pabėgimo šansai. Tie kabliukai įvairūs dydžiai yra, didelių nenaudoju. Didžiausias kabliukas yra 10 numerio, vieni iš didžiausių mano kabliukų naudojimų tai yra gamakatsu. Jais gaudau didžiuosius karpius, tai kablys turintis palenkimą, aštrų geluonį. Rišu adatėlę, ant kurios dedu, tvirtinu boiliuką. Daugiau nežinau apie kabliukus. Yra kabliukai daugumos pamėgti Corumo Mixa B.
Šitus kabliukus, jie aštrus, forma gera, žuvis kertasi gerai, bet reikia dažnai keisti, nes labai plonas ilgas geluonis. Geluonis gan greitai nulūžta. Todėl atsiranda daug pabėgimų gaudant žuvį. Ar yra dydis kabliukų ribomis per čempionatą? Jo, yra, Vitalijau. Tai nuo smaigalio iki kotelio 7 mm, tai 10 numerio kabliukas jau yra didžiausias leidžiamas gaudyti čempionate. Gal kažkuris modelis ir 8 tinkamas. Pavyzdžiui, kabliukus yra įvairių pavadėlinių, kaip ir, sakykim, Prestono pavadėlinė. Pavadėlinė turi magnetukus, kad būtų patogu išsiimti. Galima dasipirkti surištų pavadėlių, kurie yra surašyta storiai, kabliuko dydis, įvairūs, bet aš kažkaip nelabai tokį dalyką naudoju. Aš imu tiesiog Eva. Čia flagmano aš naudoju, nes flagmano prekiaunu. Iš Evos medžiagos pavadėliam aš įkerpu per pusę. Ir štai taip surištus pavadėlius sustrigdau čia pavadėlius, kitoj pusėje įpjaunu, kad užfiksuoti valam, kad jie neišslystų. Taip man geriau telpa į įvairias dėžutes ir nereikia idealiai atitaikyti ilgio kaip į šitas gamyklinės pavadėlinės. Nes jeigu čia porą milimetrų patrumpini, pailgini, jau kabliukas gražiai taip nestovi pavadėlinėje, tad ten truputėlį viskas paprasčiau, sakykime. Gaudimo metu ant stalo pasidedu varžybose ritinėlį, paprastą ritinėlį. Atsirenku kabliukus, kuriuos naudosiu tom sąlygom. Juos tiesiog susismaigstau, kad būtų patogu paimti. Daugiau apie kabliukus. Kabliukus rišu su adatėlėm arba grašteliais. Grašteliai yra Guru firmos, Prestono firmos, tai nėra svarbu, jie labai panašus, puikiai laiko masalą. Naudoju, kad nereikėtų naudoti jokių vašelių. Kaip prasidėjus jūsų žvejų kelionė nuo pirmos žvejybos, ar buvo pat pertraukų ir taip toliau. Nežinok, pas mane žūklė yra truputį, nežinau kaip čia pasakyti, jau neatsiejama gyvenimo dalis, žvejoju nuo visiškai vaiko, užaugau pro langą matydamas Nemuną, pradėjau gaudyti varžybose, pirmą kartą nuvažiavau galbūt į spiningavimo varžybas, tai galėjo būti kokį 2-7 metai. Na ir štai va čia, sakykim, yra mano darbe trofėjų siena, kur viskas yra pasiekta mano pačio, kaip pačio, dauguma yra su komanda, nes vienas tu tiek daug nepasieksi, yra tokių dalykų įdomesnių. Čia, sakykime, yra atvirukas. Kaip iš Mongolijos pernai parskridau, tai dukra su šiuo atviruku laukia manęs oro uoste. Yra alaus butelis. Spiningavimo rinktinė parvažiuodama iš Čekijos buvo užsukus pas mane, atvežė dovanų. Taigi jisai dovanos pas mane vertinamos, tokios stovi tarp taurių, visos smulkmenos tokios. Sveikas vėjas robotai. Tai apie tą žvejybą, sakau, pas mane truputėlį gal yra kitaip. Tikrai nebuvo taip, kad sugalvojau, kad būsiu žvejys ir pradėjau žvejoti. Už ką Jėgerio gavai? Gaunu aš, Robertai, tokių dalykų, bet jie stovi visi to lentynoje, kaip matai. Taigi apie kabliukus truputėlį pašnekėjom. Kas tingi trištis kabliukus, tai yra visai neblogų. Guru surišti kabliukai, visai padoriai, mėgėjiškai žūkliai tikrai to užtenka. Nors jeigu galvojat profesionaliai gaudyti, aš tos minties gaudyti su gamykliškai rištu pavadžiu nepalaikau, nes nuo gaudamo žuvies dydžio skirsis plauko ilgis, masalo dydis. Masalo dydis skirsis
Jeigu žuvis didelė, plauką ilginu, kad ne tiek pabėgimų būtų. Pavadėlių storis. Pavadėlių storis metode yra labai didelis faktorius didelės žuvies. Tai tas pavadėlių storis, sakykime, aš nemėgstu tų pavadėlių plonų. Jei mano valas tai minimum 0,2, su kuriuo galėčiau susitvarkyti su gan dideliu karpiu. O pagrindą rišu iš pinto valo. Naudoju 2 valus, tai yra Carpro 10 LB medžiaga skirta pavadėlių darymui. Arba jau kokie 2 metai iš to pačio ritinėlio vynioju. Tai yra fiderinis flagmano 0,14 valas skirtas dugniniai žūkliai. Gan neblogai susiriša, nes lysta jisai per mazgą. Nežinau, ir komandos nariai naudojo, tai tikrai neblogas daiktas. Daugiau, ką daugiau. Jeigu kabliukų į pagrindę rodyt ką Amerikai, Tomai, kad ir parodysiu, tau žinok nepatiks. Tai kabliukai gan ploni pagrindė, todėl masalų praėjęs labai daug esu. Turbūt ne viena dėžė, ne vienas krepšys garaže mėtosi. O pagrindė yra naudoju MyLine firmos, susidėjęs į šitus dėžutės dėl tvarkos. Šios dėžutės yra skirtos karpinių ričių būgneliams laikyti. Taigi susideda puikiai gražiai dėžutės į vidų. Aš taip įsirūšiavęs 2 gamintojus pagrindinę naudoju, tai bus Ringeris ir MyLine'as. Man jį labiausia patinka dėl jų plūdrumo. Jeigu uždėjus vafteriuką, tai jisai adatėlę pakelia, bet kabliuko nepakelia nuo dugno, tai žuvis žymiai drąsiau paima kabliuką taip. Patark gerų kabliukų sykui gaudant dugninę. Tomai, tu man rytoj parašyk, aš tau tikrai turiu gerų kabliukų tokiai žūkliai. Tai masalai nedidelė pas mane, 6 mm naudoju, 8 mm. Nežinau, ar didesnio reikia, ta žuvis atsargi. Pas mus vis tiek žuklė pagrindė vyksta pramoginiuose tvenkiniuose, kur jau žuvis gavus kabliuką vieną kitą į lūpą, tai jinai taip neima agresyviai šėryklėlės, sakykim. Sekantis žingsnis būtų šėryklos šėrimui. Taigi yra Prestono šėryklos biriam jaukui, su jomis galima numesti kukurūzus, jų visiškai nesulipinus nieko. Paėmus atidarius kukurūzus, nupilus skystimą, galima prigrūsti į šią šėryklą ir kokia, manau, apie 40-50 metrų tikrai ją galima numest, išpurtyti nesudarius debesio. Apie naujas Shimano Aero rites ir kotus. Kol kas jų nečiupinėjęs, tai nuomonės negalėčiau sakyti. Sakykim, gaudau aš su Shimano Ultegra rite, tai mano manimu, jinai yra daugumos fideristų mėgstama, bet ji nėra fiderinė ritė. Atsiranda su jie niuansų gaudant su mono valu, nes pintų tas nelabai jaučiasi. Pintų pasijaučia tik tada, kada gaudai didelių svorių, tai valas gija tarp gijos įlenda ir pasitolinus gadinas ir valas ir nukenčia metimo atstumas su Shimano gaudant rite. Manau, jeigu pintui galbūt geriau būtų naudo daivą arba, tas pats flagmanas, kuris yra skirtas pintam valui, kuris valą kloja visai kitaip. Plius ritėje Shimano neturi palinkimo kampų. Tai Ultegra 5500, taip mėgstama mūsų fideristų. Aišku, čia tik mano nuomonė. Gaudant pintų valų netitinka fiderio žiedai. Aš meškerės esu perdaręs, truputėlį vėliau parodysiu, aš jas esu pasiruošęs, o dabar grįžtam prie šėryklų. Taigi šėryklos. 2 dydžiai biriam jaukui. Tai peletės, kukurūzai,
tigrinis riešutas, kanapės, viską bus gan paprasta paduoti, kadangi Lietuvos čempionatas reikalauna inline sistemėlės. Tai aš paėmęs nuo gurų šėryklos vamsdelį, užtempėjais tiesiog jį pritraukęs. Ta šėrykla puikiai slankioja, atitinka visus reikalavimus čempionato. Jeigu gaudau ir reikia šerti nebiriu, yra šėryklos Eldorado. Štai tokios su dratais. Jas įsigijau žvejybos reikmenyse. Ja paėmus biraus jauko, dedi tiesiog į delną, suspaudi, jinai neblogai laiko. Su ja sugebu taip, ant 100 metrų tikrai pavyksta pasišerti. Tai gan nemažai jauko vienu metu nusimeta, kurį sudėtinga su kitokia šėrykla būtų. Biriam jaukui dar yra čia irgi turbūt Top Mix arba Eldorado šėrykla. Edgaras čia padovanojęs man, bet dar neturėjau progos išbandyti. Negaliu apie ją nieko daug pasakyti. Tolimiems metimams reikalinga šok lyderis, kurį naudoju. Šok lyderis yra konusinis. Konusinis todėl, kad mosto metu nenukirstum šėryklos ir traukdamas didelį karpį, kaip jisai verčiasi kupra peleku kabina valą, kad jis nenupjautų valo. Šėryklų įvairovė gaudyminių. Gal perjungsiu aš jums kamerą truputėlį iš kitos pusės, bus paprasčiau. Taip, versti kamerą. Taip, gaudyminės šėryklėlės. Turim čia visą gamą įvairių šėryklų. Aišku, turiu įvairius svorius. Nuo pačių mažiausių, didėjančios uždaro tipo bandžo, kurios jauko nebarsto į šonus. Tiesiogiai masalas būna jauko krūvelės viršuje. Tokios gan neblogos. Aš jom nenaudoju nei formos, kadangi jų nenaudoju tolimiem metimam. Greičiau pavyksta užtaisyti. Klasikinės šėryklų formos. Čia iš vis senos, netgi vidu jų yra guma, ko taisyklės nelabai leidžia. Turim pellet feederio šėryklos, labai populiarios pasaulyje. Gaudymas, kurio mes čia Lietuvoje dar labai mažai naudojam palyginus, bet pasaulio čempionatuose matom, dažnai jom gaudant. Kurios perkamiausios? Čia gal nerodysiu perkamiausių, aš nežinau, čia kiekvieno atskiras reikalas, aš galiu parodyti, kuriomis dažniausiai aš gaudau. Taigi, jeigu reikia gaudyti, sakykime, iki 80 metrų atstumo, naudoju štai tokias šėryklas, pusiau hybridas, čia jos Prestono, metasi gan gerai, jauko nemažai pasiduoda, hybridai, mažesnis hybridukas, toks pats didesnis, priklauso nuo dugno kietumo, nuo pasirinkto taško. Jeigu reikia toli mesti, yra Top Mixas, Atoro šėrykla ir yra čia su sparnelis, tai čia bus Kraluso ir čia bus, atvirkščiai, čia bus Top Mixo, o čia bus Kraluso. Jei toli mesti, nei viena iš turimų ir bandytų šėryklų neprilygs štai šiom šėryklom. Jų yra balansas, jauko pasiduoda nemažai, jom tinka įvairūs moldai, čia yra jų originalus, čia yra kaip senovinių šėryklėlių, kaip Drenano buvo, minkštas, man tokį labiau patinka naudoti, geriau iš jo iškrenta, paprasčiau. Tai jeigu šėryklas rinktis, aišku, nuo gaudymo sąlygų, ar tai koks metų laikas, jeigu pavasaris, žuvis nėra aktyvi, žuvies nereikia daug prišerti, tiesiog ją reikia surinkti, tai naudoju bandžo stiliaus, štai tokia šėryklėlės, jų yra įvairių dydžių, įvairių gramų. Kad daugiau pašaro mestųsi kokią. Kad daugiau pašaro, jeigu geriau būtų pašėrimui, mano viena iš mėgstamiausių yra tokia šėrykla. Su ja nusimeta beveik sauja jauko, kurį eina išbarstyti. Jeigu birų, tai šito šėryklėlės puikiai bus. O gaudyti vis tiek yra geriau mažesnė, nes
kur kas tiksliau galima numesti ir paguldyti ją ant dugno. Svoriai didžiausi kokie naudojami. Jeigu į veidą pučia didelis vėjas ir su storu valu reikia numesti, sakykime, 100 metrų, tai yra minimum 60 gramų. Aišku, čia priklauso nuo koto. Aš naudoju 60-70 gramų. Štai tokias šėryklas. Čia va yra 70, tai sunkiausia, ką aš naudoju. Tai prieš vėją su ją numetu 100 metrų tikrai numetu, o gerom sąlygom, tai nežinau, gal net pavyktų ir kokie 130, gal truputėlį daugiau. Daugiau. Paskui valai. Aišku, konusinis šoklyderis, čia jau neatsiejama metodė šoklyderio naudojimas. Konusinį naudojam, kad būtų mažesnis mazgas ir storesnis galas traukiant žuvį, tai šoklyderį įsukus jau į ritę. Pilnai gali užremti, sakykime, didelį karpį ir nebijoti, kad jis nutruks. Šoklyderio storis aš naudoju nuo 0,255, o storiausias jo galas yra 0,55. Tai tas storas galas jau užties yra storas, karpis peleku tikrai jo nenupjaus. Valai, naudoju CarPro FlexiGold šitą valą. Jis tamprumas nėra labai didelis, atlaiko neblogai, nesišerpėtoje. Paskui yra Method Feeder valas. Šitas valas yra ganėtinai minkštas, tai jeigu, sakykime, būtų žuvies gaudymas ir ribojimas 100 metrų, kas yra pas mus Pikaičių tvenkiny, tai po didelės žuvies, jeigu nenuėmus klipso, reiktų persimatuoti, nes gali būti, kad porą metrų jisai ir įsitemps netgi. Gaudant smulkesnę žuvį, karosas, karpis iki kokių 3 kilų, sakykime, naudoju Method Feeder valą štai tokį. Jo pilnai gan sunkus, gerai skęsta. Gaudant nedidelę šėryklėlę, kas yra labai svarbu, kad jos nepratemptų, nes Method Feederį didžiąją dalį sėkmės gaudant, manau, sudaro šėryklos paguldymas ant vandenio ir ant dugno. Lynus, taip, lynus gaudo su metodu ir puikiai gaudo. Metodas turi didelį pranašumą prieš paprastą feederį, nes metodo kabliukas būna šėrykloje, tad gali mesti į žolyną ir pavyks paguldyti tikrai nedideliam tarpe tarp žolių tą šėryklėlę. Žuvis pati pasikerta, su storesniu valu galima truputėlį stipriau patraukti, iš tų žolių tą žuvį bus lengviau ištraukti. Kokį didžiausią atstumą teko numesti su šėrykla? Didžiausią atstumą man pavyko, tai į nugarą pūtė vėjas, tai jaučiau idealios sąlygos, tai 50 gramų šėryklą su 0,28 pagrindiniu valu numečiau 152 metrus. Bet čia jau ne aš mečiau, čia metė vėjas gal daugiau. Taip, tada ką dar čia turim? Čia boiliukai, ritelės. Ričių nenaudoju mažų, nėra tikslo, tiesiog su didesne lengviau yra mesti ir kontroliuoti žuvį. Ritės, jeigu kotas, sakykime, 3,30, tai naudoju 4000, 3,60 kotų jau naudoju ritę 5-6 tūkstančių, tikrai nesimažinu. Na ir visiems puikiai žinoma, tolimom distancijom, gaudant didelius karpius, naudoju Ultegrą, dėl to, kad jos greitas stabdis, pati gan greitai valą vynioti, iš toli lengviau partraukti. Štai čia yra karpinė ritė, aš ją dedu ant šeriminės meškerės, jo yra plonesnis valas, nes su ją tik numetu šeriminę šėryklą, aš purtu ir parsuku, taip man lengviau mesti, aš su ją žuvies netraukiu. Metodo tuojaus dar apžvelgiam greitai meškerės, kurias naudoju, ir tada grįžtam prie kabliukų ir pavadėlių. Taigi dabar einam pasiruošiau čia mano meškerės, nedubliavau, visos skirtingos,
kad biškį supratimas kitaip. Taigi, turiu CarPro rondelį, 3,30 m, lengvas, gan liaunas, bet čia paslėptas žvėris. Net stipriai užrėmus kokių 5 kg karpį jis puikiai su juo tvarkosi, jis yra iki 60 gramų. Kitas kotas yra flagman griausmas, tai vienetinis kotas, jį naudoju gaudant karosus, karšiukus, kada reikia tiksliai užmesti pavasarį, rudenį, jau kaip atvėsia orai. Jis karpiam, manau, kad nelabai tinka, jo akcija nėra tokia. Karpiam iš tinkamesnių yra armadeilai. Flagmano senukai yra dar jau naujieji. Taigi turime čia 12, jis yra parabolinis. Jį naudoju, kaip gaudau karpį, nedidelį karpį, kurio lūpos silpnos, kad užkirtus sumažyti pabėgimo galimybės, kad taip nedraskyti karpiui lūpų. Kitas kotas yra toks pats armadeilas, tik jis yra 3,60 ilgio iki 100 gramų, tai jau galingas kotas, tikrai galingas. Taip, po štai šių kotų turiu griausmą dar vieną. Šitas griausmas yra 3,90 m ilgio iki 110, su juo mėtau plonų valų į 80 metrų, kur reikia didelio tikslumo. Yra truputėlį įdomesnių dalykų. Čia yra tas pats armadeilas, jis yra perdarytas meistro Dariaus Jakiūno, prailginta rankena, jau padidinti žiedai, žiedų skaičius yra sumažintas. Tas pakeitimas, sakykime, dadėjo metimui kokia apie gerus 10 metrų. Turiu, taip, stovi 2 granhamai, šitie granhamai, jie nebegaminami, bet jie tikrai ištikimas aš jiems. Vienas yra perdarytas, o čia va sudedu rankenas lygiai, kad matytų skirtumą, padėsiu arčiau kotą. Taip, va rankenos išlygintos abiejų. Žiedai yra perdėti, žiedų perdėjimo taip gal būčiau ir nedaręs, bet į pasaulio čempionatą į Afriką aš juos sulankščiau, kai gabenausi, ir nuskilo vienas, teko perdaryti. Gerai, kad yra tokių auksarankių, pamažyta žiedų skaičius, kas dasidėjo prie metimo, ir turiu pigų kuolą. Čia jau tikrai yra kuolas. Jis yra tiek kopiai, tiek aš su juo šeriuosi. Jis yra iki 300 gramų. Tai čia kotas tokius žemesnės klasės anglies. Nereikia tikrai ne visada tų brangių kotų, jo nereikia saugot. Pardavinėjau. Jo, čia aš pardavinėjau meškeris. Taip, graibšto kotai. Graibšto kotas yra mačinis, gan lengvas, mažesniam žuvim. Karšis, karosas, nedidelis karpis iki 5 kg. Ir yra CarPro torus. Jau gan tvirtas kotas, su prailginimu. Jį naudoju dideliems karpiams, kai žiūrėjau mano transliaciją iš Kintų karpleiko, tai su juo semiu tokias žuvis. Taip, matavimo kuoliukai neatsiejama dalis nuo metodo žūklės. Na ir žinoma matas. Matas gan gilus. Matas turi atverčiamą dalį. Čia yra paminkštintas kilimėlis, jeigu norite atsiklaupti su laimikiu nusifotografuoti, tikrai puikiai surinktas. Čia pas mane išvis šitoje parduotuvėlėje yra įvairių kotų skirtų metodo žūkliai. Ukrainiečių mėgstami Inspiration jau negaminami, bet dar kelis vienetus turiu. Ant jų netgi užrašyta yra, kad jis yra jubiliejinis ir limituoto leidimo. Tai paskutiniai samuraičiai jie pas mane. O taip, tai ką, grįžtam prie kabliukų turbūt. Apsuksiu kamerą, kad būtų aiškiau truputėlį. Taip, klausimai buvo su kabliukais. Kokį valą? Tai valas, Method Feederiui valas.
Čia va turiu netgi kelis savo surištus kabliukus. Naudoju pintą valą, aš jau rodžiau, tai yra feederinis valas, flagmano Sherman 0,14 storio, čia jo yra 150 metrų, tai čia jo tikrai labai ilgam užteks. Ne aš vienas jį naudoju ir daugiau žmonių čempionate. Arba yra karpinė pavadėlinė medžiaga. 10 LB, puikiai užtenka metodui, gaudant karosus, karšius, gaudant lynus laukiniuose ežeruose. Patarčiau naudoti mono valą, kuris bus 0,18, 0,22 storio, jau pilnai gana bus dideliai gan žuvį. Kiek susirišti kabliuką? Gan greitai, Vitalijau. Kabliuką susirišti gan greitai. Kabliukas yra, imsiu va storesnį, gal geriau matysis jums. Taip, palaukit, kažkokį foną, biškį, kad pakeist spalvai. Va štai taip, gal geriau matysis. Taip, tai va yra kabliukas. Prie kabliuko yra pririšta datėlė. Ant datėlės maunu vafteriuką. Jau parodysiu tokį dalyką, kaip masalų didelių aš nenaudoju, nemanau, kad to reikia. Kabliuką galima, jei norit pabandyti surišti, čia nėra tikrai sudėtinga nieko. Taip, užmaunam masaliuką. Štai turim masaliuką. Ant adatėlės, nedidelis tarpiukas, didelis kablys. Čia šitas kablys yra dideliems karpiams. Jo, čia be mazgo. Čia tiesiog yra apsukta aplink kabliuką. Apsukimo skaičiaus nėra tikslaus. Tas dalykas yra nuo kablio kotelio ilgio. Taip, turiu elektroninę www Anglera LT. Elektroniniai kol kas ten yra ne visos prekės, tai geriau, jei kažką norit pasikonsultuoti, rašykit man asmeniškai. Tikrai padėsiu aš jums. Laukiam prekių papildymo. Taigi, štai kabliukas. Paėmus kabliuką. Turim vandenio indelį. Į vandenio indelį inmerkiam. Ir turim vafteriukas laisva juda. Plūdrumas jo gan didelis, bet jis nepakelia kablių. Jis neatsistoja pilnai, nes yra sunkus kablys. Jeigu kablys būtų lengvas, tokias kaip Guru QM1, sakykim, Korda Mixa B12, gan lengvas kablys, Gamakatsu, tai jis pastatys tik tais plauką į viršų, o pats kablys liks ant dugno. Kada bus flagman kėdė visur išparduota? Išparduota todėl, kad pakojų šiuo metu nėra pas patį flagmaną. Turbūt buvo tam tikras kiekis pagamintas, pasibaigė ir dabar laukiam, kada pasipildys sandėlį. Kaip tik pasipildys, tada tikrai pabandysim parvežti. Padarysiu reklamėlių, truputėlį pranešiu, kada grįžo tas dalykas. Tai kabliukai įvairūs. Va tas mūsų QM1. Pats populiariausias turbūt kabliukas tarp metodistų. Tai jeigu gaudote laukiniuose tvenkiniuose, galite naudoti tikrai kabliukus su užkarpom. Aš nenaudoju asmeniškai. Nemanau, kad ten kažkoks didelis pliusas. Kablys be užkarpos būna truputėlį aštresnis. Labas, Sauliuk. Seno modelio ar dabar? Ne, seno modelio jau nebus kėdžių. Kėdė va matosi už manęs. Rėmas viskas yra tokia pati, kaip ir buvusioji 36 mm kėdė koja. Tik tais truputėlį medžiaga, bet jinai tikrai nėra jo, Vitalijau, lengvas, nes metodo principas yra, palauk, truputėlį paleisiu žemyn, kad gal matysis geriau. Metodo principas yra taip, kad žuvis patplaukia stačia gan galva, jinai randa šėryklą, kurioje yra peletytės ir tavo masalas yra išskirtinis tam jauke, žuvis siurbia ir atsiloždinėja. Kai kablys lenktas, jeigu tvarkingai surišta, visi kibimai žuvis pasikirs į apatinę lūpą su metodu. Todėl,
jeigu sąlygos leidžia, nėra daug kliuvinių, tai geriau žuvį traukti yra nuleidus meškerę, taip sumažinsit galimybę žuvį pabėgti, plus netaip išdraskysite lūpą. Nors metodistai lūpų taip neišdrasko kaip karpininkai, čia mano nuomonė asmeninė tikrai. Gaudant pramoginiuose tvenkiniuose, kur vyksta karpininkų varžybos, labas Kęstuti, kur vyksta karpininkų varžybos, dažnai pagauname karpių, kurių lūpos yra stipriai sužalotos. Sužalojimai tikrai nevyksta nuo metodistų, nors yra čia prie... Koks metod kabliuko pavadėlio ilgis? Kabliuko pavadėlio ilgis priklauso nuo gaudymo sąlygų. Jeigu vis tiek ieškosi taško, kur nėra daug dumblo, nes tada tas metodas jis jau truputį netenka to savo prasmės. Tai pavadėlio ilgis, manau, kad taip 10-15 cm maks. Vitalikui pasakyti, kad gaudytų karšius. Jo, Vitalikas važiuos karšių, rytoj, kiek supratau, gal. Nežinau, iš čia yra, pats atsišauks. Apie karpius pramoginiuose tvenkiniuose, tai būna dažnai pagaunam karpius su suplėštom lūpom ir tos lūpos suplėštos tikrai ne nuo štai tokių mažų plonų kabliukų. Jos būna nuo tampymo, mano manimu, su kietomis karpininkų meškerėmis. Nes mes su feederiu taip nesugebam užspausti karpio kaip karpininkai su savo meškerė ir tos lūpos negeležinės, ypač kur vyksta varžybos, ten jau žmonės skuba, tų pažeidimų atsiranda tikrai. Tai buvo prie Kauno tokis Liongio tvenkinys, gal kas žino, tai ten nežinau, gal karpininkai kažkokį buvo prišnekėję, kad rasta kelio žuvys nugaišusios ir nustatyta, kad nuo metodo sistemos. Nu čia kažkokia nesąmonė. Kokiuose miestuose esate? Esam Alytui, Smėlio gatvė 8, yra elektroninė mūsų parduotuvė Anglera.lt. Galite konsultuoti su manim, kas domina, patarsiu, kiek galėsiu, jei kažko neturėsiu, galėsiu nukreipti pas kolegas, bendraunu ir su kitomis parduotuvėmis, tikrai nesipykstu. Nežinau, daugiau klausimų, laukiu jūsų. Ne, nenaudojam jokių fiksavimų. Fiksavimui tuo jau sistemėlį parodysiu, kaip tas dalykas rišasi. Kodėl nekimba karšiai? Nežinau, gal ne vietoje žvejoji. Pintas ar mono. Priklauso Kostai nuo kokios žuvies. Aš būčiau už pintą. Pintas yra kur kas minkštesnis. Įdėjus į šėryklėlę į jauką kabliuką su pintu, kai jaukas skleidžiasi dugne, ištraukia pavadėlis masalo iš tos krūvelės, nes su mono valu, jeigu paimi storesnį valą, pradeda skleistis jaukas, kabliukas su vafteriu tikrai nėra vandenys sunkus, tai nesunkiai pavadėlis ištraukia masalą iš krūvelės ir žuvis netaip efektyviai ir greitai paima. Kokios geriausias pavadėlis lydekoms? Lydekoms pavadėlis tai priklauso nuo gaudymo sąlygų. Kokiom gaudai wobleris, sukriukė. Jeigu wobler, tai geriau būtų kažkoks kietesnis pavadėlis, kaip styga, titaninis pavadėlis puikiai tinka. Taigi, sistemėlės, jeigu rišimas, imame šėryklą, perveriame valą, paimsiu trumpesnę, gal bus aiškiau kažkaip. Sakykim, imam šėryklą, perveriam valą, yra tokie konektoriai. Aš naudoju flagmano, nes jie yra kietesni.
man truputėlį patinka. Kietesnis, tai netaip nusimauna jisai. Nusimauna jo viena dalis. Štai tokis viršūnėlė, jinai maunasi ant valo. Ir turim konektorių, kuris yra su tokiu kabliuku. Nežinau, ar jum tai matosi. Jame yra skylutė, pririšam valą ir tiesiog užstumėm šitą, uždedame pavadėlį. Pavadėlį kaip ir feederį, gale turi kilputės. Pintas valas, tai sunkokai ta kilputė prasiskėčiant. Čia be žaizdamus užtrauk. Taigi užsideda pavadėlis į tą kabliuką ir užsistumė tas konektoriukas ant jo. Taip, turime pagrindinį valą, ant kurio yra šėrykla ir jinai atsiremia į šį konektorių. Joks karpis neatsikabino. Konektorius, kuris yra net laikęs man vieną kartą, tai ten buvo mano klaida, nes storą šoką užtraukinėjau per stipriai ir nesaugodamas konektoriaus jis prasitempė, nes ten jis yra plasmasinis. O taip tikrai laiko puikiai, nei jis išsitraukė, ten paprastai nieko. Nesunku keisti kabliukus. Jeigu gaudote be užkarpų kabliukais, tai šėryklėlė negali būti tvirtinama. Kaip yra šėryklėlė, sakykim, štai mažylė, jinai turi suktuką. Tas suktukas prisiriša, įsitraukia į vidų. Jinai netinka gaudyti tokia sistema su kabliukais, kurie yra su užkarpu. Nes jei šėrykla neslankioja ant valo, žuvis, judindama galvą, nesudėtingai išmeta kabliuką iš lūpos. Gal kas klausimų kokių turite? Kabliukų be užkarpėlių pas mane nėra. Kabliukų be užkarpėlių pavasarį tikrai pradėsiu prekiauti, dabar ant žiemos jau nenorėjau vežtis. Kabliukai be užkarpėlių tai priklausys nuo gaudimo sąlygų. Kabliukų žvejų parduotuvėse rasti be užkarpėlių nebus didelio pasirinkimo. Sakykim, galite rasti kokius 3-4 tik gamintojus skirtingus. Pas mus jie nėra populiariausi, bet varžybininkai po trupučio reikalauna ir parduotuvės į tai atsižvelgia, kad jų būtų prekyboje. Labas, Gražinut. Kada važiuosiu žvejot, šią savaitę laukiu prekių papildymo. Tai yra spiningų daug naujų bus, woblerių parvažiuoja, sutvarkysiu prekes ir važiuosiu žvejot. Planuose, jeigu viskas gerai, turbūt penktadienį bus ant vandenio. Čerimi, kokį valandą apintą ar mono. Aš naudoju mono 0202 valą. Rišu šoką. Šeriminiai nemanau, kad reikia storo valo, jinai žuvies netraukia. Šiaip galbūt naudočiau ir pintą. Su pintu būtų biškį lengviau iškratyti jauką, bet pas mus yra tvenkinių taisyklės, kaip tokio kaip karpleikas. Negalima naudoti pinto, nei šoko, nei tai pinto. Dėl, kad nenutrūktų ir žuvis nesižalotų. Tai aš visur naudoju mono. Kokį kiekį jauko masalų vežamės į metot varžybas? Tai priklauso, Vitalijau, nuo varžybų trukmės. Sakykim, Lietuvos čempionatas gaudome mes 7 valandas. Yra priimtas tokis sprendimas, kad nešamės 12 litrų jauko sauso, nes būna dažnai atsineždavom ten 16 litrų jauko, sudrėkinto panaudojam keletą litrų, o visą kitą išpilam. Tai per susirinkimą yra valdybos nuspręsta, asociacijos narių, kad nešti sausą jauką,
patikrina teisėjai 12 litrų sauso jauko, tu jį sektoriui drėkiniesi ir naudoji. Jeigu važiuoti į paros varžybas, prasideda kiti niuansai ir kaip nekeista, su šita nedidelė šėryklėlė tikrai išeiga gaunasi labai didelė. Per parą, manau, apie 20 litrų jauko tikrai išsinaudoja. Nes priklauso nuo gaudimo, sakykime, jeigu gaudom karpleikę, pikaičių tvenkinį, didžiuosius karpius, aš asmeniškai sunaudoju kokie 10-12 litrų jauko per 7 valandas. Daugiau apie jaukus, tai šiandien metodo tema. Kas kiek permetimai. Permetimai priklauso nuo gaudimo sąlygų ir kokią žuvį gaudo. Gaudydamas didelį karpį tvenkiniuose, pramoginiuose, tokiuose, kaip sakykime, pikaičiai, per treniruotės yra pabandoma įvairių variantų. Man dažniausia galbūt pasitaikė, sakykime, 3 metimus po 10 minučių užmetu, palaukiu, jeigu negaunu karpio kibimo, tada 10 minučių su šeriminė šerykla mėtau į tašką. Į tašką po 10 minučių pamėtymo vėl darau 2-3 metimus ir vėl šeriu iš naujo, nes ten tie didieji karpiai pripratę prie karpininkų mėtymo ir spombos kritimas, didelės šeryklos pliūkštelėjimas į vandenį, jie tikrai patraukia dėmesį ir atplaukia jie pasižiūrėti, jeigu tinkamas jaukas teisingai padaryta, ir gauname kibimus. Karpius šiemet didelių nepagavau, kaip didelių pagavau šiemet. Šiemet didelių karpių pagavau, didžiausias turbūt bus kokie 16-18 kg, nesveriu aš jų tikrai, atkabinu ir paleidžiu, bet kad ir varžybose, sakykime, pagavau paskutiniam kintų etape 14 žuvų, buvo keletas nedidelių amūrų, kurie vidurkį numušė ir iš 14 žuvų buvo pasverta 121 kilas. Kas geriausias Lietuvos fideristas? Labai sunku pasakyti. Šiai dienai, kaip ir čempionatas rodo, kas geriausias fideristas, bet tas fideristas ir įdeda darbo tikrai, manau, daugiau negu kad visi kiti. Tai tas fideristas, jeigu sportininkas, tai vienas iš geriausių tai tikrai yra Ruslanas Rybakovas. Kitas iš gerų fideristų tai yra atsiradęs jaunuolis iš Marijampolės, Vilkaviškio galis. Mantas Bernota, kuris puikiai gaudo nedidelę žuvį, daug žvejoja ir atėjus naujam į Lietuvos čempionatą ir po 2 turų einant pirmų numerių tik 3 nepasisekė ir liko bendroje įskaitoje 3 tarp tokių senų vilkų, tai manau tikrai perspektyvus jaunuolis. Kur sunkiau metodė ar fiderio sporte? Sunku ir ten, ir ten. Ir ten lemia dalelę sėkmė, kadangi įsitraukus nepalankų sektorių tikrai nėra burtininkai, tikrai reikia dirbti, norint kažką iškrapštyti. Man asmeniškai fideris gavosi per daug atsibodo gaudyti smulkę žuvį. Tie visi karpimai, dzikų, matilių, nežinau, man kažkaip jau atsibodo, metodas kibimai gražesni, žuvis stambesnė, sąlygos tikrai geresnės, prie pat atvažiuojam, krantai sutvarkyti, gal jau senatvė, nežinau. Čia mačiau apie šapalą klausė, didžiausią šapalą kokį. Dugninė meškerė esu pagavęs 3 kg, o suplūdę 3 taip ir nepavyko, pasiek 2,8 buvo. Juokėsi, sako, tau sektorius. Sektorius man su burtais visada sunkiai, tai jei kažkiek pasiseka biškį geriau. Nors, sakykime, kaip kintuose, kintų kanalas,
ne tai, kad blogą sektorių užtraukiu, tiesiog aš jiem nesuprantu kaip elgtis, nes tam sektoriui kiti sugeba sugaudyti, aš kanale nesugaudau. Tai visą sezoną sekasi kaip ir neblogai, tik kanalas viską sugadina. Kiek metodė taškų per varžybos ūkinį? Priklauso nuo vietų. Jeigu gaudau, sakykime, didelius karpius, aš daug laiko įdedu ieškodamas tinkamo taško, kuris mano galva yra dugne anomalija. Tai anomalija tai yra kažkokie nelygumai ant dugno, kietesnio dugno plėmas, truputėlį, jeigu sektorius visas dumblėtas, truputėlį mažiau dumblo sluoksnio ieškau, kur kitaip šėrykla insėda. Pasirinkęs tašką aš jį dirbinėju. Keičiu permetimo ritmą. Bandau šerti ne pačiam taške, žuvį žiūrėti, iš kur žuvis ateina. Įdedu nemažai darbo aš tam ir sakau, vienintelė vieta, kur nesusitvarkau iš sportinės pusės, tai yra Kintų kanalas, kurio tikrai nesuprantu, nes atvažiavusi į treniruotę, kada nebūna pilnai susėdę žmonių, jeigu žmonių nedaug jėmima visur, jeigu žmonės susėda, ta žuvis kažkaip sumigruoja, neina suprast, o per varžybas viskas būna kitaip, tai vietiniam ten jau jie žino, kaip ta žuvis elgėsi, man tikrai yra sudėtingiau. Važinėjau daryti treniruočių, už to naudos kaip ir neturėjau, nes nuvažiavus vienam, kur neatsisėdu, man visur ima. Atvažiavus į varžybas viskas pasikeičia. Taip, ką dar čia turėjom? Klausimas Vitalijo apie masalus labai neblogas. Masalai yra, sakykime, yra gyvi galimi, kuriuos gali dėti ant kabliuko, bet jis sunkokai truputėlį laikosi ir pasikirtimas nukenčia kaip kabliukai be užkarpų. Dedam ant adatėlės, dedam ant gumytės, yra dzikams specialų žiedelį užkabinti. Kukurūzas gali būti tigrinis rieštas dedamas, tai jau kažkokie grūdai. Na ir prasideda boiliukai. Tai yra skęstantys boiliukai, yra vafteriai ir yra plaukintys. Aš gaudau dviejų gamintojų pagrinde, tai yra Myline ir Ringerio, turbūt čia visi, kas kažkiek domisi, puikiai žino, nesvarbu čia paimu kokį, bet matysit nors pavadinimus, yra Ringers ir yra Myline. Naudoju šitų dviejų gamintojų, naudoju todėl, kad man patinka jų plūdrumas, turi keletą spalvų, tiek vienas, tiek kitas. Nežinau, manau, masalas metod žūklėje ne tiek lemia, kiek lemia jauko pateikimas ir taisyklingas šėryklos galbūt paguldymas ant vandenio, ant dugno. Nes manau, kad šėryklos paguldymas labai daug lemia. Ir aš jeigu padarau metimą, kad ir puikiai dametu tašką ir aš jaučiu, kad šėrykla nusileido ne gražiai padu, ant vandenio atsigulė, o krito kaip kulka, mano manimu, to smūgio metu iš šėryklos iškrenta mano įspaustas masalas, jaukas pabyra ir ta šėrykla neturi tokio efektyvumo. Tai aš geriau kartoju metimus, būna kartoju ir 3 ir 4 kartus, kol gerai jinai atsigula man į tašką. Tai manau, kad žymiai geriau yra tokie permetimai, nes netikslus tas metimas dar truputėlį pabarsto jauko, kas traukia žuvį. Ant stulpą guldymą ten reikia kažkai. Sakykime, Vitalijau, jeigu paguldymas, jeigu su feederiu numeti 130 metrų ir ta šėrykla nukrito, tai tu numeti į tą 130 metrų. Mano galva metodė to neužtenka. Numesti didelio atstumo negana. Manau, kad aš, sakykime, metu iki 130 metrų, jeigu va tokį, o paguldyti man yra geriausias atstumas iki 100 metrų, nes aš tada sugebu ore pagauti šėryklą, ją kontroliuoti, jos skridimo greitį ir ją paguldyti gražiai lygiai ant vandenio, kas yra labai svarbu. Tai
Kodėl čia baigsis? Taip. Kokie kvapai labiau dirba pavasarį ir kokie vasarą. Sakykim, pavasarį aš naudoju boiliukus tuos pačius. Yra Mailaino Tuna, yra Ringerio Chocolate Orange, Chocolate Yellow. Tai švelnūs kvapai, neprovokuojantis. Daugiau dirba turbūt jaukas. Pavasarį aš tokį truputėlį neutralesnį naudoju. Tai bus kaip Alerio peletės, Kopenso, kurios yra šviesios spalvos, vadinasi, jos yra mažiau prisotintos aliejaus, truputėlį geriau vėsiu oru geria į save vandenį, truputėlį kitaip atsiskleidžia. Tai manau, kad jauko labai skirtinio nereikia. Kvapų aš asmeniškai ant šėryklos niekada nededu. Geriau pažaidžiu su jauku, pelečių miksais, birus jaukas, nebirus, negu kad dėt kažkokias cheminius taškus ant šėryklos. To reikia labai retai, aš manau. Kiek kartų bandęs čia Lietuvoje, tiek kartų galima sakyti, kad esu prisižaidęs. Atrodo, kad jau veikia. Tas vienas taškutis ant šėryklos būna presingo metu išblaško žuvį, kurios taip lengvai paskui į tašką nepasikviesi. Iš praktikos, kai buvome Pietų Afrikoje pasaulio čempionate, ten šiltas vanduo, tie karpiai visiškai kitaip elgėsi, ten visas kvapas duoda naudos, tas dūmas, karpiai reaguoja į jį, ten jau didelė masė. Paskui buvome pernai Ispanijoje, ten kanalas truputį kitoks, ten negrojo jokie kvapai, ten šėrime buvo naudojama tik tais klijuotas dzikas, kuris klijuojasi su specialiais klijais, kuriam nei kiek nededam jauko, kad neatkreip dėmesį į smulkios žuvies, arba su šėriminė šeriama šone taškas. Į šėriminę štai tokią šėryklą spaudžiame tik plautus kukurūzus, kad nebūtų kažkokio nubyrėjimo, kuris atkreiptų aukšlės ar kitos smulkios žuvelės dėmesį. Tai barstoma būna kukurūzas jau plautas, išmirkytas, kad nebūtų konservanto tiek. Paskui daugiau nežinau, šiemet buvome Bulgarijoje. Bulgarijoje buvo mano galva padaryta klaidų ir buvo padarytos klaidos ne iš žaidėjų, iš trenerių pusės. Stebėjome nevedančiasias komandas, ne tas, kurias reikėjo stebėti. Nesupratome, kaip elgėsi žuvis, jauko padavime. Jauko padavimas yra ten įsivažiuojantis, duodė birų jauką, ant viršaus užspaudė stambių detalių, vos keletą stambių detalių. Su gaudymu po truputį jas daugini, dedi daugiau jų ir po kokių 3-4 valandų jau gaunasi, kad į šėryklą dedi kelis lygo gabaliukus ir daugiau stambių dalių ir ta žuvis aktyvio, ko mes tikrai neįsiaiškinom per treniruotės ir kitas čempionatas parodys gal kitaip. Kas dar čia ką parašėt? Turite gal kokių klausimų, ar kažką norite pamatyti iš Method Feeder žūklės, ar gal kažkas domina daugiau? Yra dar laiko, galim pabendrauti drąsiai. Gražiai, laikos tavo kalnas didėja, tuoj pasnigs bus dar. Iš spiningavimo turim, spiningavimo turiu, yra spiningų, yra rėčių, yra pintų valų. Šioje savaitėje gausiu papildymą įvairių reikmenų spiningavimų, pavadėliai, naujai valai, pigus, brangus spiningai, ešeriam lydekom. Turime ir šią savaitę tikrai bus didelis papildymas, kas yra skirtas spiningavimui. Metodo sportas ateina į madą Lietuvoje. Metodo sportas ateina į madą
jis ateina ne tik Lietuvoje, aš manau. Jis ateina todėl, kad yra švari, graži žūklė ir gaudome trofėjinės žuvis. Metode nelabai kreipiam dėmesį į ten tas delno dydžio kūris, sakykime, jau ten yra gelbėjimosi momentų. Pagrinde gaudome karosą, karpį, karosą smulkaus irgi vengiam, nes jei yra smulkaus, tai vadinasi, kad yra ir kažkokių stambesnių žuvų netoli. Metodas gaunasi gan patogi žūklė, atvažiuoti ant kranto, įsikrauti, švaru, krantai sutvarkyti tvenkiniuose. Jo, metodas stipriai žengia Lietuvoje. Ne tik Lietuvoje žengia, yra lygos, ten, vengrai tai jau nekalba, vengrai iš vis ten yra pažengę žymiai, kuriuos mes lygiuojam, jie stebim, kaip jie elgiasi. Stebim per treniruotės, aišku, jie ten to neparodo, kas kaip yra, bet čia suprantama. Varžybos, pasaulio čempionatai. Niekas nenori rodyti įvairių tokių dalykų. Masalų, kokių masalų? Spiningavimo? Jo, turim, jeigu spiningavimo. Spiningavimui temą gal užkursim kitą kartą. Iš vis būtų gerai, jeigu metodas mano galva geriausia dirba iki 3, max 4 metrų, nes taip dar gali kontroliuoti jauko įrimą ir jo suspaudimą. Jeigu metodui naudot 6 metrai gylio, 7 galima tikrai užmesti tą šėryklą, suklijuoti stipriai, bet jis netenka prasmės, nes nukritęs jaukas ant dugno, jis neatsiskleisdinėja, taip turi jau atplaukti žuvis, sirpti tą jauką, kol bus tą suklijuotą jauką, išsirps masalą, ten yra visai kitaip. Ar įmanoma metodė niekada nenaudoti? Jo, Vitalijau, žiūrint kokiu mastu, jeigu pas mus, čia Lietuvoje, aš kiek gaudau, aš nenaudoju gyvų. Tikrai esu bandęs ir ne vieną kartą, nepasakyčiau, kad turėjau kažkokį pranašumą, kad buvo geriau, tik su gyvais daugiau vargo, nes metodų gaudom pagrindę vasarą, kada karšta, tai ir tie gyvi sunkiau išlaikyti. Pasaulio čempionatai rodo, kad su gyvais reikia mokėti dirbti, kaip ir dabar Bulgarijoje, tai tą gyvą padavinėjom į šėryklas po trupučio. Reikėjo žinoti, kiek gabaliukų tos liko įdėti. Šonė Deivio antrą dieną gaudė ringeris, tai, Deivis puikiai laikėsi viską, bet ringerio meistriškumas tikrai ten rodė gerus rezultatus. Ir visi naudojo slieką, ko mes čia Lietuvoje nenaudojam ir ten tikrai nežinom, kaip su juo taip elgtis, nes, sakykime, 3 gabaliukai šėrykloje slieko po centimetrą, kitą kartą gali būti jau kaip ir per daug. Metodas tokis iš vis, jisai susideda iš labai daugybės smulkmenų. Jo, upėje metodas, dar žiūrint apie kokį tą bandymą, nes upėje, sakykime, yra truputėlį kitos šėryklos, yra kaip šita su dratais, tai būna svoris iš viršaus, iš apačios, o dratai dar iš kitos pusės, jisai apsilipdo, į ją insistato kabliukas, galima įstatyti, galima nestatyti. Tai srovėj truputį jis kitoks, kitaip jisai dirbantis būna. Bet jo, srovėje tikrai galima gaudyti, yra net kas gaudo šapalų srovėje metodu ir sėkmingai gaudo. Aš dar to nesu bandęs, gal kada ateity ir pabandysiu. Važiuojam karpių. Jo, važiuojam. Ne, dabar negaudau jokių mekšų. Paskutinės žvejybos buvo su spiningu. Vieną dar žvejybą dariau su spiningu Kauno mariose, nes vienoje vietoje žinau, kad tikrai bus karšių, didžiųjų karšių dar susibūriuos, kuriuos pabandysiu gaudyti feederiu. Kai gaudysiu, parodysiu jums.
kol kas jų dar ten nėra. Taigi spiningaunu ešerį, lydeką ir starkį paskutiniu metu tik tie. Kauno marios ir metodas. Kauno mariose metodas, sakykime, pavasarį, kaip šyla oras, į sekles įlankas suplaukia prieš nerštiniai tie karosai, karšiai. Jo metodas turi didelį pliusą Kauno mariose tokios įlankose, nes kitos šėryklos tikrai ten jokių bica karase sistemų nedamėsi tokio atstumo, ką metodo. Nuo kranto laisvai galima pasiekti tolimesnį atstumą, negu kad tie, kur senukai braidžio ir mėto tas sistemas. Karosai puikiai ima. Karosui tinka česnakinis kvapas. Tinka marcipanas kažkodėl Kauno mariose. Nors nežinau, ar kitas maslas netiktų, aš nebandžiau. Nes pavasarį, kai prasideda, aš gaudau su plūdė Nemune, pas mus čia prie Alytaus Kuojas gaudau, paskui gaudau žiobrius, gaudau karosus. Aš pavasarį iki vasaros pradžios visos mano beveik žūklės vyksta su plūdinė meškerė, mėgstu gaudyti su baloninės rovėje. Tada sezonas prasideda dugninės, gaudau Nemune karšius. Dar gaudau karšius dugninę, gaudau metodų karpius, o ateina ruduo, feederis dedu į šalį ir visą rudenį praspiningaunu. Ant česnako. Česnakas gerai, Vitalijau, mes ir kai buvom Ispanijoje pasaulio čempionate, sakykim, tai klijavom dzikus į šėryklą, o ant kablio dzikus metėm į sutarkuotą česnaką, kad įsisavintų to kvapo ir taip išsiskirtų dugne iš daugumos esančių dzikų. Česnakas tikrai kaip šilta tinka ir karpiui, ir karšiui, karosui. Česnakas nėra blogas dalykas. Tik reikia labai atsargiai, nes su juo labai lengva padauginti. Taip, dar čia klausimų buvo keletas, mačiau. Apie būrimus, tai jeigu reikia, tai jums išbūrsim. Išduosi vietą, kaip karšius gaudysi. Manau, kad ne. Kas klausia, kur gaudau, tai sakysiu turbūt populiariausia Lietuvos vieta, kad ne Majūnai, nors manęs ten nemanau, kad sutiksit. Dzikų klijavimas Lietuvoje. Tai su dzikų klijavimu pirmą kartą buvau susidūręs Slovakijoje Feeder Master varžybose, kur gaudėm ūsorius. Gaudėm sunkiomis šėryklomis, konteineriais 200-280 gramų. Jeigu ūsoriui įdedi nors kiek jauko, jis neteina. Ūsorius atplaukdavo grinai ant klijuotų dzikų. Ten nuvažiavus net neturėjom supratimo, kas tai per dalykas. Gerai, kad buvo Rolfas Bitinas, jis parodė, kaip elgtis su tais klijais. Tai ten gaudėm, o metodė dzikų klijavimas, tai pernai Ispanijoje gaudėm klijuotų dzikų. Vitalijau, plūdininkai, aš galiu papasakot, kaip ir jie klijuoja ir mes klijuojam. Klijavimas visiškai yra skirtingas. Plūdininkai dažnai dzikus klijuoja su žvyrium, su stambiu smėliu. Jie meta dzikus, juos supurškia polarizatorium, meta tą smėlį, dar truputėlį padrėkina, užbarsto tais klijais, gerai išmaišo ir kubile deda kibirą ir spaudžia. Ir taip spausdami jie suklijuoja tokį didelį blyną, kurį laužia, formuoja rutulius ir su štekerio kaušiukus šeria. O pas mus metode dzikų klijavimas reikia labai tiksliai parinkti, kiek tų klijų duoti ir kiek duoti drėgmės, kad jo visiškai nesuklijuot,
ir kad jisai vandenyje irtų. Ta dalyką mes viešbutį vakarais komanda ruoždavosi gaudyti. Imdavau dzikus su Tomu Jurgaičiu, Vilmantu Šatu, eidavom įvairius kiekius, įvairius drėkinimo technikas, stabilizatorius yra ten tokius pildavom, suklijuodavom dzikus ir žiūrėdavom, per kiek laiko vandenį leisis. Tai nemažai praėjom iki to, kol supratom, kaip įklijuoti, kiek to klijo, kaip jis elgėsi gavęs klijų, ką tas stabilizatorius daro. Mums neįprasta ir tikrai yra sudėtinga. Nors čia pas mus bandžiau gaudyti klijuotų dzikų, bandžiau gaudyti karosus, kur nepabandau, negaunu jokio pranašumo, jau kad naudočiau šeriklėlę, peletės, birų jauką, vafteriuką. Pas mus žuvys kitaip elgėsi. Ar galėtum patarti apie tolimus užmetimus feederį ir ritės klausimų? Taip, galėčiau, žinoma. Gaudant feederiu, sakykime, karšius su pintų valu, aš naudoju 0,10 pintą valą, pagrindinį, nerišu jokio šoko, jeigu šerykla nebūna sunkesnė, jau kad 120, ten, sakykime, gramų. Tokią šeryklą su 0,10 valu nenušovus galima tikrai mėtyti į 80 metrų atstumą, nelabai sudėtinga, yra svarbiausia, kad metant neprasisuktų stabdis, nes jeigu prasisuks stabdis, tai tikrai prapjaus pirštą. Aš asmeniškai ir metode nenaudoju antpirščio, nelabai jaučiu valo prispaudimą ir kaip jisai elgesi, tai imu šoklyderį, tą šoklyderį be antpirščio mėtau 100-130 metrų. Tik svarbu užveržti stabdį, nes jei nors kiek stabdis mosto metu prasisuks, tikrai prapjaus pirštą. Tai tolimo metimo netliksi su trumpa meškerė. Meškerė turi būti ganėtinai ilga. Sakykime, priklauso nuo atstumo. 3,90 meškerė, mano manimu, yra patogu mesti iki 100 metrų. 100-110, jeigu metode su feederiu tas atstumas didėja. Yra, sakykime, dabar flagmano nauja meškerė, tai Armadale Grand. Jis yra visiškai kitokios anglies, ilga traminė rankena, webo žiedai kieti. Ne vienas žmogus jau yra įkelęs testą, kaip su tų kotų susivinioja 150 metrų pinto valo ir visą jį išmeta. Mūsų draugo apie metimus. Mūsų draugas, nežinau, kažkoks, jis nelabai supranta, kur randasi dariu. O virš 100 tai bus metama su monovalu ar su pintu. Čia didelis yra skirtumas. Jeigu metodo, naudoju tam tikras šeryklas, geriausiai skrenda vienareikšmiškai, tai yra kraluso arba tokios pat, tik tais gale turi viršūnėlę, jos yra top mikso. Šiaip pats svoris, viskas yra absoliučiai tas pats, ta pati forma. Tikrai nėra šeryklų, kurios geriau skrenda už šitas. Pintų pagrindinių mest. Tai 100 metrų su 3,90 metrų meškerė negali būti minkšta. Meškerė, aišku, priklauso nuo metimo svorio, bet jeigu ir 50 gramų šeryklą mest, tai siūlyčiau bent jau, kad būtų 100-120 gramų užmetimo jinai, kad būtų galima atlikti gan tvirtą mostą, nes metimas priklauso, kiek meškerė subangos po mosto. Tai kai jūs darote metimą, meškerės viršūnėje linksta į priekį ir atšokinėja į viršų. Tai jeigu bus meškerė liauna, jos ta banga pasikartos ir jinai gesina metimą. Rite 100 metrų gana tikrai yra 5-6 tūkstančių ritės, priklauso nuo ritės gamintojo, nes štai, sakykime, turime flagmano Sherman, senukė ritė, labai daug žuklių atlikęs,
sukasi dar gan neblogai, palyginus kiek jai metų, apvalus klipsas. Ji yra 5000 ir yra Armadale 6. Taigi nėra labai didelis skirtumas ir tiek su viena, tiek su kita tikrai, manau, galima su pinto valu 100+ metrų mėtyti. Su mono valu yra daugiau niuansų mest negu kad su pintu. Su mono valu ritėje meškerės žiedų uždėstymas, viskas susideda į smulkmenas. Sakykime, metode ir taip žuklėje 10 metrų atstumas yra labai didelis. Kiek šėryklų paduodu jauką į tašką su inline. Priklauso nuo žuklės, ką gaudau ir kokis metų laikas, sakykime. Jeigu rudenį, tai gaudau tokiu metų laiku, jeigu važiuočiau į kokias Kauno marias, tai, sakykime, padaryčiau nedidelį startinį. Tas startinis būtų vidutinė šėryklos kokios 5 į tašką ir tada pradėčiau gaudyti mažą šėryklą, gan dažnai permesdinėdamas. Dažnai permesdinėjant tas taškas visą laiką dirba ir atsiranda skęstančios dulkės. Skęstanti dulkė yra gan svarbi, norint patraukti žuvis iš įvairių vandens sluoksnių link gaudomo taško. Tai įtakoja ir permetimo greitį. Jeigu didelė, tai daryti šėrykla, lengva žuvį peršerti ir sugadinti tašką. Jeigu metodu gaudau daugiau kaip šiltą, jeigu gaudau didelį karpį, sakykime, yra varžybose startinis šėrimas 10 minučių, aš per tas 10 minučių žinau, kad į 100 metrų sumesiu 11 šėryklų jauko ir pasiruošiu užmetimui. Kokia meškerė metimui 100 metrų 80 gramų pintas valas. Vitalijau, metimui ne tik nuo meškerės priklauso, turbūt pats matei tada skirvytėje, kaip mečiau į antis. Metimą reikia padirbėti, norint toli mesti. Sakykime, aš kaip sakau, kad 10 metrų yra didelis atstumas metant, tai jis iš ties, kai tai paėmus, tai jis nėra taip paėmus jisai didelis, bet 10 metrų yra daug. Tada 10 metrų pasidaro, jeigu jūs paimtut, užmestut maksimalų atstumą, kiek jums eina numesti. Sakykime, 110 metrų, jeigu jūs numetate jau iš paskutinių jėgų, tai užsidėjus klipsą ant 120 metrų, reiktų tikrai įdėti daug darbo, kurio nepasiektų per 1-2 dienas. 10 metrų yra tikrai labai didelis atstumas. O vaikų padavė kažkokių protingų. Nu, kiekvienas pagal save tokius dalykus sprendžia. Nesipykit. Dariubai. Geras yra tas pasakymas, kaip sako, kol nebuvo interneto, tai tik šeima žinojo, kad durnas. Tai dabar žino ir daugiau kas. Taip. Kokius jau karšiams vėlyvą rudenį. Aš prekiaunu Flagman jauku. Aš su jais esu labai daug dirbęs. Aš žinau, kaip jie dirba fiziškai, kokios jo cheminės savybės.
Aš žinau, kiek jis tiksliai sugeria vandens, aš žinau, kaip jisai dirba vandenyje, tai aš gaudau tik flagmano jauku ir nepasakyčiau, kad rezultatai blogi. Nemanau, kad yra kažkokis jaukas, kuris yra absoliučiai stebuklingas, tai yra, kiekvieno žvejo įsitikinimas, bet suprantant, kurį jauką kaip paruošti, tai tikrai yra didelis pliusas, nes jie yra visi skirtingi, visiškai yra kitokios fizinės jų savybės, kitokia sudėtis, grūdas, kepinys, prisotintas aliejaus, neturintis aliejaus. Tai aš kaip tik tais naudoju flagman jaukus, aš galiu jį rekomenduoti ir patart, ką maišyti, su kuo maišyti ir kaip su juo elgtis tam tikromis sąlygomis. Seniau flagmanas buvo biški kitokios sudėties, tą sudėtį pavyko mums įtakoti, padauginom dabar truputėlį sudėtyje grūdo. Tas grūdas pasunkino jauką, dadėjo aliejaus, kuris iš šėryklos kleidžiasi visai kitaip dirbdamas, tai jaukas Champion Feed geras jaukas. Tikrai, jie man kaip ir konkurentai, kaip prekiaunam jaukų, nieko aš blogo negaliu pasakyti. Geras jaukas, daug kas gaudo, pagauna, gal tik, šiek tiek yra brangokas pagal save, bet jaukas tikrai yra geras. Pauliau, jo patarsiu, žinok, kitą sezoną pažiūrėsim, kaip vėl kanale nieko nepagausim kartu. Kiek laiko mirkau Aler paletės. Apie pelečių paruošimą aš jų nemirkau kaip kiti. Aš įdedu į indelį tam tikrą kiekį pelečių, daugmaž žinau, kiek įpilti vandenio ir pramaišau pirštu ir palieku šias ramybei. Mano manimu, taip ruošiant peletės, jos vis tiek sugers, kiek joms reiks to vandenio, svarbu jo nepadaugyti, bet visas kvapas, viskas nenusiplauso, o išliks jose. Tai karšiam sistemas naudoti inline. Inline'as yra paprasta sistema, nesipina, jeigu, aišku, taisyklingai metant, nes neišmetant inklipsą, dažnai pavadėlį šėryklą pagauna. Ja surišti nesudėtinga gan greitai. Algi, darau startinį jaukinimą peletėm. Darau tomis pačiomis, kurias dedu į šėryklą. Tik startinį jaukinimą, sakykime, jeigu atsimatuoju, gylis yra 2 metrai, atsimatuoju, kad aš gaudysiu ant 100 metrų, startinį jaukinimą aš darau ant kokia 95 metrų, nes mano manimu vis tiek į tašką žuvis ateina iš kažkur, jos ten nebūna ir susirandu kryptį, iš kur ateina. Tai būna pirmą metimą, sakykim, darau tą 100 tiesiai už taško, palaukiu antrą metimą, metu kairiau, dešiniau. Labai dažnai būna, kad nukritų šėryklai iš tinkamos pusės, iš kur ateina žuvis, tai visą dieną sėkmingai gaudys. Tikrai būna tokių dalykų ir aš manau, kad tai yra gan svarbu. Metode iš pačio taško praktiškai aš niekada negaudau, jeigu gaudau didelę žuvį iš toli. Dariuk Vilniui nežadu greitų laikų pasirodyti, nes laukiu prekių. Čia nemažai sutvarkymo su tom prekiam dar, va čia su žmonėm truputėlį pabendraunu, tai nesiruošiu greitų laikų pasirodyti. Kaune greičiau pasirodysiu, nes turiu užsakymų iš Kauno. Aš esu alytiškis. Mes esam Alytui.
be problemų galiu pakonsultuoti ir nuotoliniu, galite man skambyti, galite rašyti. Nežinau, prekiaunam flagman produkciją, CarPro, spiningai, dugninės meškerės, įvairūs valai. Kreipkitės, kiek galėsiu, padėsiu. Kažko neturėsiu, nukreipsiu galbūt, ne galbūt, o nukreipsiu į parduotuvę, kuri turi. Tikrai manau, kad ir parduotuvių savininkams reikia bendrauti, o nesipykti. Dėklas meškerėms, Vitalikai. Čia va nebloga, tu labai laiku parašėjai. Taigi, dėklai meškerėms, ne? Ateinam, pasukam čia. Čia yra ant palangės nauji dėklai flagmano meškerėms. Naujas gražus daiktas, atrodo viskas tvarkoj. O štai čia va. Taip, štai čia turiu savo dėklą senuką. Taigi galiu parodyti drąsiai, kiek jis yra nusidėvėjęs. Yra visokių įbraukimų medžiagoje. Visas jau ganėtinai purvinas. Šis dėklas taip atrodo po 5 metų naudojimo. Ir jis tikrai yra naudojamas dažnai. Ne vienos varžybos, ne viena žuklė, ne viena kelionė. Užtrauktukai puikiai atlieka savo funkciją netgi dabar. Va, jokių problemų, nieks neįsiskyrė. Tik senesnio dėklo vienintelė vieta buvo tokia. Štai ant šitos varankenos buvo Eva medžiagos tokis ritinėlis, kuris nuplyšo. Dabar naujuose rankena ta vieta truputėlį yra kitaip padaryta. Nėra jokios Eva medžiagos. Tai pagal kainą tai labai puikus dėklas. Aš nežinau, ar galite rasti kažką geresnio. Jo, rūgtelė reiks. Nepykit, bet dar čia žinot, koks aš pažengęs tom technologijom, tiktokais. Jo, bus naujų Sherman platformų. Kaina bus, manau, 400 plus. Nebus labai brangios. 36 mm koja, mačiau dabar jos. Laukiam, kada pasirodys, tikrai parvešiu, nes dabar grįžta dar kėdės, kurias buvau pardavęs. Kaina to dėklo. To dėklo kaina priklauso, kiek jis yra skyrių. Dėklai nėra brangus. Nu kaip nėra brangus? Dėklas yra nuo 60 iki 4 meškerėm, ten 80 plus gal eurų. Bet kadangi kotai ne 100, ne 2 kainuojantis ir ne vieną nešioju dėklę, tai nemanau, kad ant dėklo taupyti reikėtų, nes gali kainuoti kur kas daugiau. Buvo geras pavyzdys, tai mano Grand Cam kotai, kurių kaina ten yra po 300 plus eurų. Skraidinausi tūbo į Afriką, lėktuvė pamėtė, toj tūboje buvo sukišta daug kotų dėl sutaupytos vietos, kad būtų. Ir vieno žiedas iš vis nuskilo, kito žiedai išlankstyti, teko perdarinėti. Dar kartą dėkui Lietuvos auksarankiui Dariui Jakiūnui, kuris nežinau, ar kas geriau galėtų sutvarkyti meškeres, kaip jisai, tikras auksarankis, geras mano draugas. Tai jei kam nors reikia kokius žiedus keisti, lūžo meškerė, brangi, tikrai sutvarkys taip, patars, nes ten jau žmogaus gyvenimas, jo brangių meškerių surinkimas yra. Čia netgi galbūt dar kartelį parodysiu meškerės, apsuksiu kamerą. Taip, taigi turime štai paprastas dalykas. Armadėlo rankenos, jų visų rankenos būna vienodos. Sudedam laikiklius į krūvą. Štai, čia yra originali rankena. Čia yra perdaryta to žmogaus. Dėl metimo atstumo prašiau
kad prailgintų rankeną, jinai yra prailginta apie 20 cm, yra pakeisti žiedai. Tie žiedai pakeisti iš ties aukštų lygių, net valake yra suleista siūliukai, kurie yra štai ant sujungimo, čia yra originalus siūlas, o ant žiedo yra jau daryta meistro. Tai tikrai net ir išrankiausias žmogus tikrai neprisikabins prie tokio darbo. Koks maksimalus gylis naudojant metod? Manau, kad daugiausia pliusų iš metod žūklės galima gauti iki 4 metrų gylio. Nemanau, kad giliau jis taip dirbs, kaip turėtų dirbti. Giliau gaudant metodų neina kontroliuoti jauko suspaudimo ir jauko irimo. Žilka kokią lydeką. Aš vis dėlto pasiūlyčiau pintą valą. Pintas valas neturi tamprumo, yra žymiai tvirtesnis, ar kokia žolė, ar pakirst lydeką iš didesnio atstumo. Tikrai su pintų valu bus paprasčiau, mažiau prarasit masalų. Dabar laukiu grįžtant naujų pintų valų, kurių kainos turbūt bus parduotuvėje 150 metrų apie 7 eurus. Tai nemanau, kad reikia kažkokio tai valo išskirtinio ieškoti. Lydekinis masalas. Lydekinis masalus kitą kartą, kaip darysiu live, paskelbsiu, kada bus transliacija, kada susitvarkysiu naujai grįžusius masalus. Padarysim apie lydekų gaudymą, sakykim, pradedantiesiems, apie spinningą, kuo jie skiriasi, kokį ilgį rinktis. Gal padarysim taip. Čia šiandien kalbam apie metod žūklę, dugninę žūklę, metimus, sistemas, galbūt šiek tiek apie taktiką gaudymo, tai paliekam. Valčių neturim valčių, nuomojam kajakus, turistinius kajakus, pripučiamus, tai į šiaurę žmonės važiuoja plaukis tais kajakais, skirtus kalnų upėms, valčių neturime. Gerai. Rašykit, kas domina IPM, spinningavimas, plūdinė žūklė, dugninė žūklė. Padėsiu, kiek galėsiu. Viskas tvarkoje. Ar yra arsenalė griausmas? Keletas yra. Čia stovi 2 griausmai, kuriuos naudoju metode. Tai yra 360 iki 80, tai yra artimesnėm distancijom. Gaudyti karpius karosus, karpius didelių aš su juo negaudau, jis netinka dideliem karpiam. Ir kitas yra iki 110, kur gaudau iš toliau. Griausmas tikrai yra tikslus kotas. Su kitu kotu sunku tai pataikyti kaip su juo, nes pas jį yra išskirtinė anglis, nors šiai dienai flagmanas išleidęs, galiu net atnešti, parodyti naują į kotą. Irgi anglis yra to RAI 55, tai jau tikrai prabangi, kur būna brangiuose spinninguose. Jis tikslus, greitas, rankena tolimo metimui tinkama. Štai, turime kitą. Turėjome griausmus išskirtinius kotus. Griausmai yra vienetiniai. Štai turime Armadale Grand kotą. Ilga rankena. Laikiklis užveržiamas dvigubas, kad mėtant neatsisukinėja. Žiedas, kad neužstriktų. Fudžinis. Blankas nėra storas. Kotas yra 390 iki 110 gramų. Tai gramatūra kaip griausmo. Nauji Webo žiedai stovi ant jo. Žiedai, mano manimu, truputėlį kietesni negu kad fudžiniai. Kokybė tikrai nenusileidžia. Žiedas kietas, nei kiek nejuda.
Kotas dėl savo ilgos rankenos ir greitos akcijos yra puikus metikas. Yra ne vienas filmukas, kaip su šiuo kotu yra susukama 150 metrų pinto valo ir išmetamas absoliučiai visas valas. Ir turbūt tai dar nėra visiška riba. Šis kotas nėra pigus, jo kaina yra apie 350 eurų. Bet, su tokia sudėtim kotas jis niekada nebus pigus, nes koto kaina susideda nuo pačio blanko, nuo anglies kokybės, nuo rankenos, nuo rities laikiklio, žiedų. Viskas susideda į tą kainą. Kotai nėra taip, kad pigus ir brangus ir dėl nieko. Daugiau nežinau gal. Jei turit klausimų, tai kaip ir klausau, ne, tai gal sustiksim kitą kartą. Kaip jų trapumas ar labai lepus? Nežinau kaip atsakyti, kol kas aš nebandžiau, apie lūžusius juos negirdėjau, nes Lietuvoje jų vos porą kotų yra. Ir dabar parvažiuoja prekės, yra žmonių, kas užsisakė, jiem parvažiuoja šie kotai. Kai pabandysiu daugiau, bus viskas aišku, bet šiaip pagal tokius mostus, kokius atlikinėja su juo darant tolimus metimus, jis yra truputėlį anglis kitaip sudėta, aš įsivaizduoju, nes matos jo pinimas kitoks, jis turėtų būti gan tvirtas kotas. Jis ir yra greitesnis, standesnis, negu kad buvo Griausmo 110. Kokius kabliukus pirkti surištus? Kabliukus aš išuosi pats, bet tai čia nesmė, kokius surištus pirkti. Būna Guru QM1, tai yra tas modelis, kuris tinka įvairiai žūkliai. Taip, čia va yra Guru, čia yra, kad sustabdžius už tų plasmasinių, jums tokio nereikia, aš manau, kad geriausia yra, kad būtų su adatėlė. Štai tokiu va grašteliu jie būna surišti, kabliukai Guru. Jie yra neblogai surišti šiaip. Bet jeigu jau siekiant gaudyti varžybose viską, tai manau, kad reikia kablius rištis pačiam. Šiaip ne tik Guru būna, yra dabar tų kablių daugiau ir naujesnių rišimų yra, bet vis tiek praktika parodo, kad neišvengiamas atsikabinimas vyksta vis tiek. Yra Guru dar kitas modelis. Kitas modelis yra MVG kabliukas. Jis yra ilgesnių kotų. Jo truputį kitoks lenkimas, bet man, kiek aš juos esu bandęs, aš juos tikrai turiu. Turiu įvairių netgi dydžių, galvojau, kad bus geri kabliai, aš jų įsigijau. Tikrai man nuo jų buvo nemažai žuvies atitrūkimo, todėl aš jų nerekomenduosiu. Kažkam gal jie labai geri, man tikrai taip nėra. Segalgi jie gerai, nes jie yra be užkarpos, jie yra ploni ir pariesti į vidų. Jeigu, sakykime, Guru QM1 neužtenka kietumo kablio, tai yra Prestono lenkimas toks pats kaip QM1 ir yra dar Kamasan, kuris modelis tiksliai skaičiais nepasakysiu, bet jo lenkimas toks kaip QM1, tik žymiai kietesnis kablysis yra. Tai jeigu jėgos, nes yra buvę tokių variantų, kad QM1 kablį pralenkia didelis karpis, tai yra kuo pakeisti. Jo, Paulių, Drenano dar yra, bet Drenano aš dar nečiupinėjau. Dar kablio nečiupinėjau, dar likučius naudoju savo. Kitais metais, manau, reikės atsinaujinti, pabandysim ir Drenano ir... Kurankų.
Kamasan. Jo, Iga. Šiti tai storesnės vylos, bet Drenanų, man atrodo, apatinė kilputė kitaip palenkta, Pauliuk. Nu, aš nesu tikras tai. Sportinių kabliukų. Čia kalbat apie tokius visokius, kurie yra be užkarpų. Šiuo metu jau vasaros sezonas baigėsi, pavasarį tikrai bus. Žiema artėja, reikia kabliukus avižom lituoti, ką patarti galiu. Seniau lituodavom kamasanus. Kamasanai biški storoki. Litavom paskui Drenano kabliukus. O pernai, užpernai naudojom kabliukus. Kaip šitas pavadinimas? Naudojom kažkokį modelį Mivardį, man atrodo, ir Vilniui pirkom Onhukę. Dabar neatsimenu, ar tik ne Kolmiko buvo. Jo, man tai feederį karpių nedaužo Lietuvoj, bet manau, kad laiko klausimas, nes pasaulio čempionatai dabar tik keli iš eilės, o seniau vykdavo kanaluose, kur reikia gaudyti su feederiu karpius. Tai tokiuose lietuviai absoliučiai neturi jokių pliusų, nes tokie neišvengiamai vyksta karpių gaudymai feederiu, o lietuviai neturi nei vieno turo, kur kad gaudytų karpius. Vitalik Kolmiko nelimpa, lips. Pabūsi žiemą, pamatysi biški Kolmiko kablys. Kolmiko kablio yra visų kablių. Jeigu jūs paimsit naują pokelį, pažiūrėsit per mikroskopą, absoliučiai kiekvienam pokelį rasit brokuotų kablių. Čia, turi Maidą žiemą šuntą, kuris ten išprotės dėl tokių dalykų, jis visus juos pražiūrės. Kolmiko kablio didelis pliusas yra tai, kad jį truputėlį atlošus pasikeičia kampas, kuris puikiai kerta žuvį, bet neprarandama yra kabliuko forma. Tai yra vienas iš didžiausių pliusų, ką naudojam žiemą, nes svarbu, kad jis nekeistų dydžio. Karpių nelabai turim kur gaudyti. Yra gan didelė lyga. Būtų mažesnė lyga, tikrai būtų kažkur galima jom pabandyti tuos dalykus, bet kas žiūro rezultato pasaulio čempionatuose, tai ir klubinis, ir vėl kas vyksta, tai dažnai parodo, kad karpį reikia mokėti gaudyti ir to tikrai neišvengsim. Plus jums dėl karpio gaudymo, aišku, čia daug išdidžių ir taip toliau, reikia bendrauti su metodistais. Metodistai tikrai pasidalins informaciją, kaip tas karpis elgiasi, bet vėlgi yra tokių niuansų, kad gali kas tinka metode netikti feederį, nes nemažai bendrau konsultavausi su Lietuvos čempionais Judex komanda, sakykime, dėl karpių gaudymo metodų, kas jiems puikiai tinka ir kaip jie laimi varžybas. Niekas netinka man metodė absoliučiai. Jie man duoda jauko, aš juo pagaudau, nesulaukiu jokio kibimo per valandą, ar sulaukiu kokio vieno, pakeičiu jauką, kuris man veikia. Šiaip, kas yra pagal juos, tai tikra nesąmonė ir pradedu gaudyti žuvį. Tai, skirtingi būdai yra skirtingi pateikimai, skirtinga elgsena. Iš varžybų pusės, sakykime, jeigu Lietuvoje kas vyksta varžybų, tai lygiausios sąlygos, manau, yra poledinės žūklės. Nes, tu gauni sektorių, kur tave riboja 5 metrai, tu gali žuvį rasti, gali atimti iš kito, gali įtakoti kitam kibimą. O feederis, metod feederis, spinningas, kaip ir lygios būtų sąlygos, bet labai
yra išskirtinumas įrangoje, kur yra labai brangi, kateris, variklis įtakoja daug, tai dienos treniruočių, kur varžybos vyksta 3 dienas, turi treniruotės atlikti be kablių, kur susiras žuvį, kad jos tau užtektų 3 dienom, ten spinningas visai kitos strategijos. Lygiausios sąlygos, mano manimu, vis dėlto yra žiema polinė žūklė. Ten netiek įtakoja didelius faktorius sėkmė. Jo, man tai pilnai sutinku, kad daugiau laiko pagaudžius metode ir man asmeniškai tikrai ten nebuvau kažkoks paskutinis tam reitingė, bet važiuodavau, kad pabendrauti su žmonėm jau paskutiniu metu, o ne rezultato siekti. Man tai nebuvo labai svarbu. Rezultatą siekiu ir pasiekiu, sakykim, žiemą. Perėjau į metodą, nes žuvis didelė, kibimai gražūs, ten viskas vyksta truputį kitaip, viskas iš vienos pusės paprasčiau, iš kitos pusės švariau, nereikia jokių gyvų, nereikia sliekų karpyti, nuo ko neatsiplauna rankos. Nežinau, kiek ten laiko feederių gaudžiu ir gaudysiu savo malonumui, tikrai padarysim ir vasarą, nuo Alytaus čia keletą laivų, manau, iš tokių įdomesnių vietų, kur žmonių nėra, pagaudysim karšiai, bet iš varžybų pusės tai liksiu tikrai metode, į feederį nei kiek nenoriu net grįžti. Na, prabūdam dar iki 9, manau, ir jo, tu jau važiuosiu pailsėti dar, matau žmonių nėra, kad mažai, būtų įdomu, dar vakarai ilgi, gal į savaitę vieną kartą taip susitikti, pabendrauti, kokia tema domintų, būtų įdomu, apie kokį žūklės būdą ar kažkokias taktikas pakalbėti, pabendrauti, prisitaikyčiau, manau, prie daugumos, kada patogiau. Vėl daryčiau iš savo ofiso parduotuvės, kur yra ką parodyti, pavyzdžių, jaukai. Super, o kodėl ne? Po kokios savaitės sustiksim čia tada, atsivešiu kubilus, atsivešiu kibirus, paimsim įvairaus flagmano jauko, paimsim skaidrių indelių, kur kad matytum, kaip jaukas veikia, cukraus, saldiklių, pažaisim vieną vakarą čia su jaukais. Reiks paimti formą, kur yra formuoti šartus, šaudyti laidynę, taip matysim svorio pasikeitimus ir vienodo kiekio jauko suspaudimą ir kaip jisai veikia, nes tikslingai parodyti rankas suspaudus, gal taip ir neišeis, nes vieną kartą stipriau paspaudį, kitą kartą silpniau, tai pabandysim viską, kad kuo tiksliau būtų, kuo įdomiau. Tai laivo tikrai nebus antradienį ir ketvirtadienį, nes su šeimyna po trupučio einu sportuoti, ruošiuosi polinės čempionatų pasaulio. Ten fiziškai tikrai reikia būti stipriu. Lynų žvejyba metodų. Super. Didelį pliusą metode turi lynų žūklė, kad gali mesti šėryklą į tokias vietas, kur neįmesi, sakykime, nei plūdės, nei dugninės. Nes metodo pavadėlis trumpas ir kablys yra šėryklo įspaustas, tai tas dalykas žymiai yra paprastesnis. Jo, mačiau, kad ir skersnukių pagauna, šapalai kimba. Mano bičiulis geras, Arūnas Koska, mes jau žiemą daug metų gaudome rinktiniai kartu, tai kaip ir šeimos narys, kaip aš jį broliu vadinu, mačiau, kad gaudo, tai gal nežinok, nevažiuosiu, labai daug žmonių. Aš mėgstu savo malonumui važiuoti ten, kur žmonių yra truputėlį mažiau. Vitalį didelį karšį pagauti virš 5 kg, manau, pas mus Lietuvoje ežeruose su inlaino sistema būtų truputėlį paprasčiau nei su metodu. Tokie karšiai jie būna
gilesnėse vietose, truputėlį kitokiose vietose. Tai su metodu biškai sudėtinga gali būti. Ką, šiandien tada tiek, jungiu live transliaciją. Paskelbsiu kitos transliacijos datą, kad būtų galima pasiplanuoti. Man irgi reikia pasiruošti tada jaukus, kaip jie dirba, žiūrėsim, kaip jie maišosi, kiek sunkinti, kiek galima lengvinti. Nu, paskelbsiu datą ir susitiksim. Ačiū jums visiems. Iki, buvo labai faina.